Labas rytas, ponios ir poniai, ir mes dabar lėkiam traukti priekabos, kurių vakar užklimpino. Ir aš jums dabar labai kviečiu žiūrėti, kaip mes jų lūpsim lauk. Pro kaimukų dabar čia guldam, pro senelis aš važiuosiu tų laukų, man čia geriausias nuvažiavims. Gerka netoli labai dirbtuvi tas lauks. Tai nebuvo bais paliktos priekabos, dar žinai, kaip prie senelių namų. Mėgojo šiandien pas senelis. Paskutinį kartą man pas senelis teko mėgoti, kai buvo koks 10 metų jau. Po 13 metų sugrįžo. Va, Donce, čia kaip ir sakė, tukans keturpiam, gerulis. Senelis, va. Fu, blemba, gerai susėdus, eik tu šikt. Atrodo gerai susėdus, hebra. Teik tu savo kreivą, kreivuomenę visiškai paliko. Tu durns. Seną gerą atbulinavo. Jauč, kad reikia įstrižai kabintis ir lupt reiks biškiai įstrižai jų, man atrodo. Kad liptų iš tų provežų. Tai va, žodžiu, tok tiem va. Op, va, te va susmyga. Čia va, vario. Čia, žinai, nu šiaip normalius sėjus, tą priekab, tik sakyčiau. Visai jau stipriai. Pažiūrėčiai. O provežus. Nu tai žodžiu, aš net nepabandžiau traukti dėl to, nes galvoju, kad dar labiau įsikas tą priekab ir bus ragis. Aš tak žinai, važiuoju ir dar tų technologinių ieško, bet niekur nematau, jūs sako, užvažiuos ant technologinių. Gerai, hebra. Žodžiu, o kviečiūti tiek, va, beveik piln priekab. Nėra kur geriau padėti, nepykit iš nuo žemės. Nebuvo ku veikti, hebrit. Iksas teledinis, tas dublis kaip plėšė ir išplėšė. Čia va, tipa, ta baisiausia vieta buvo. Mat, ta vien pusė gili suėję. Mat, Zaslavinė yra linkus biški. Kaip saka, smėk džemen, kaip piln. Tukans va važiuoja keturpiam. Gerulis, šiaip gražus kombainis manis toksai. Našums labai panašus kaip mūsų Leksijoną. Bunkeris irgi apie 6 tonus kviečių telp. Hederis irgi 6 metrų šiam. Jeigu neklyst, ta gerkla mažesnė. Jis biški man rodos sunkiau ryji. Nes įprastai tukanai būdavo kaip silpnesnė versija. Leksijonas jau tenai galingesnis. Bet žodžiu, per daug nekomentuos, nes bijau prisikalbėti. Bet šiaip tai aš ten pats prigribau. Pamiršau, kad tai taip šlapi. Varė į tų kalnų, reikėjo nuo kalno varyti. Tiesiog paskutinį bunkerį išsileido į kalnų, žinai. Greičiausiai ir nebebūčia apsisūkis. Nu nieko, kaip sako, gyveni ir mokas. Reik labiau stengtis galvoti su smegenim, kaip sako, ne su subini. Mes vyrą mėgstam ten. Pirm padaryt, pagalvoti. Galvoti ne su tuo gal mėgstam. Oi, nuo pačio ryto atbulinavas. Senas geras atbulinavo. Reikia pristumti prie dobės. Nepristumsiu, reikia taisytis. Nes už tokį stumimą tai gausiu neigiamą įvertinimą. Mano vadį idealiai, bet dabar persisuks vėl man tą priekab. Nes per daug užsukiau. Dabar reiks vėl į priekį važiuoti. Ai! Naujoks visiškas. Tiek metų grūdus virš, o vis dar naujoks. Ne, bet pristumsi čia ledovėną dabar, kai jau tiesiai bus ant skilas. Toks va kvietys, hebra, aš jums nesakiau, bet pradėjom kult kviečiais. Nuo anam video sakiau, kad rapsis dažalsti varam kviečių. Tai va, žiauri sausas 14 sausums. Saikas svoris, bent jau paskutinė mėginė nuo aną lauką 7-7, įsivaizduokit. O anas metas buvo šiam 3, tai koks didelis tipas skirtums. Dabar pagal visas rodiklis antrą klasę gaunas mum iš šitos ūkinės sėklos. Pradžiai buvo tokių laukelių, kur po 7 tonus birėja, o mums 7 tonos yra wow. Čia jau ir žiauri geras rezultatas, bet buvo tokių, kur birėja ir 5, ir 4, nes buvo labai drėgnus ir žiauri daug išgeda. Nu tai va, lauks laukui neliks, bet manau, kad tarp daugumos va tokių gerų laukų, kur neišgeda nuo drėgmės, tai 6-7 tonos bus. Saikas svoris geras, kviečiai performint gerai. Tai dabar tikslas yra prileisti bokštų va šitų, kad galėtume uždėti džiovinti. Tai dar trūks kažkur pusę bokštą ir bus pilns.
O iš aną bokštą, kur leidom rapsų, tai dabar leisim tų rapsų lauk, nes ten jie labai nedaug yra, tai nieka tokia. Ir būpinsim kviečius ir tuo pačiu metu jau važiuos kviečių išvežti, tai atsilaisvins bokštus ir tada tų bokštų pribūpinsim rapsą. Va tak vatėm. O dabar reikia persikabinti užkabinimo ant aukštesnį, nes nepatogant tą. Traukiam va. Kadangi priekabos stabdžiai yra atsileidi, tai galim pastumti priekabos su rankom, įsitraukti dyšlį. Pilnu priekabą tempti, pilnu priekabą ten idealiai. Šitą pareik orų trauk dėl to, nes yra toks mygtukas, tipo, kuris turėtų veikti. Bet čia toliau nebeveiks. Da laiko skebra. Kas išgrybs, kad paleišiu tą? Kas išgrybs? Pava. Atsileida. Tas vienas dan tipo rodo, kad neatsilaidys. O aš irgi padedu stambiški. O, led. Kažkur vėliau orsain iš kompresorio ten kraniuks toksai durniuoja. Jeigu traktorinė rora, tad priekabui bus stabdžių įsitraukė. Tai dažniausiai pastatant lauką traktorių, išlipi iš ją, nueini iki kombaino, kai grįžti ir jau vėl nulis tenai, žino, baro. Turi laukti, kol prisipumpuojant, po kitaip neištrauks priekabus. Bet dabar čia nedaug leidži, tik 8. Nu jisai pripumpuoja iš naujo, žinai. Nu, atsitrauk! O, gerai. Svarbi sienų neįvarytume, toliau viskas gerai. Angaras kardus, kokios nenuplėštume. Gerai, jungu laisvo perdačių ir gesin. Dabar reikia pasūktėti, paklaus kaip sekas. Nuvažiuot man jau? Nuvažiuot, pradėt kulčinais to. Nu gerai, atvaru tadam. Kaip tik kombainą kūlį matysime. Ai, kit kombainą net yra? Aha. Sakė, kitų kombainų yra, pamatysim kitų kombainų. Nes pas mum kraštančiai tik 3 ūkininkai, tai žinai, nelabai tų kombainų pamato. Tu durns, čia belia kiek tų kombainų. Eik, na, prikols, hebra, Čia į tokį vietą atvarėm, kur judesys baisas, kaip į balių. Čia 2 kombainų kūl, John Deere kūl ir tik klasas kūl. Ir tėtė kūl. Čia va turim per krovimą priekabą, prikols irgi. Va čia rimts aparats, kiek mato 9 metrų kederiuks šitam aparatam. Jo, 9 metrų bus. Guldam spidometru. Ir koks orėlis įdomus, atrodo, kad gali lyt. Ir kviečiu, matau, kad žiaurus. Žiauriai gerai atrodo, nežinau. Lauks žiauriai švars. Visk žiaur. Gerai dabar. Svarbiausia gerai privaryti, kad neišjuoktumėm žodžiu kolegose. Sakytų, berozumis, eik, tu šį. Prastai privariau, dabar tai išjuoks. Ai, 5 cimas per kul. Ku padarys, kaip privariau, tai privariau jau. Bet tik kviečiukai baisus, Biški žalių yra, kiek matau. Šiaip atrodo sausus, hebra, sausus. Nes, sako, 14 dragnų matyt kviečiai. Bet čia kaip ne aš sėjau, tai vat sunku pasakyti. Bet šiaip daugumoti sausiakava iš vis tokie va. Led. Nu, hebrytė, pažiūrėkit, kviečiukai kokie. Matas, kad labai tokie šviesus yra, reiškia labai sausus. Aišku, matėm ten vienu kitų varpą tokį žalesnį, bet tie, kur jau prinoki, tai jau prinoki, nebėra čia kalauk, žodžiu. Patestuosim kietumą. Kaip akmuo. Tai kaip ir minėjau, anas dienas, kur kūlėm kviečius, dregnums buvo 14. Tai su ties drėgnesnės biški bokštant susimaišys. Galbūt, kad pavyks su ventiliatoriu, žodžiu, nuventiliuoti ir viskas. Tai šiemet kviečiai turėtų patraukti ūkį, pupos irgi turėtų patraukti. Dėl rapsą dar matysim, jeigu vidurkis 2,5 gausis, tad bus neblogai iš tikrųjų. Tad negalės pykti, visai nieko. Bet tankums tai tu durns, žiauriai gerulis. Gal dėl to, kad ne aš sėjau. Ne, šiaip. Negali sakyti, kad ten kažkur blogai pasėjo gražus tie kviečiai ir kur aš sėjau.
čiūti žiauriai geras čia. Belia kokie, tangumo kokie. Gal neblok žemė čia. Žemė prie molė. Nes sakau, žiauriai gerai atrodo. Važiavim. Jie čia įdomi įselį darė. Manau, kad 7 tonos tur pabirėt, jeigu saikas svoris yra. Nu, bet tur būt saikas svoris, nes aš sakau, prieš tai kūlėm irgi tu patį veislį. 7 saikas svoris primeskit. O anas metas buvo šiam 3, tai įsivaizduokit toks skirtums. Tai dar jie šiek tiek drėgnus, va tie, kur 7. Tai realiai tos nudžiovinsim, tai dar iki kokių 7, 8, 7, 9 pakils, tai čia wow. Jeigu antrų klasį grūdai išneš, led. Gerai, jungiamės 4 ratus. Bandysim neužklimti. Nes sakė tėtė, kad jiem čia buksava, tipo. Ai, nu gerai, jis man čia atpjovė. Reikia įsibimbit. Ir va čia va mėgint suktis variaks. Biškai greičia paduodam. Plačiau va gausis. Gerai. Nu, bandom suktis. Duodam čiongam. Ei, ramiai čia nieko. Svarbiausia, kad prieka būtų neužsiklinijus, kaip sako. O, pavyko atidaryti. Leds, šokolad. Uždaryt. Svarbiausia, uždaryt. Nes kitaip būtų visuomeninė tragedija. Zeniukai, mačiau, buvo kas klausia, ar arsim lauks. Tai kol kas dabar visų laukų nearsim, kurie yra dar švarus. Mėginsim sudiskinti ir nuraginti susitvarkyti su žolėm, bet tie, kur buvo labai žolėtus, jeigu atsimenat, kai miežius kūrėm patį pirmų video, ten kur tie 2 baisus laukai buvo, kur ten buvo sunku rasti miežių, tai tuos pavasarį aparsim ir tenai greičiausiai sėsim avižus. Tai dabar į tuos lauks pasėjam dar tarpins, tai garstyčių su ridikėlį. Tai va per rudenį, žiemų, pavasarį dar ta žemelė atsigaus, biški žalios masės gaus, aparsim dar putą ir ant viršos sėsim avižėlis. Tai ten šiaip toks žemė ne per geriausia, ten va tokia smėlė yra, tarp kuria neauga, o avižas toks augals, kur nėra žiauriai reiklus žemiai, užsikabin beveik visur, kad ir smėlen, tai manau, kad turėtų būti visai nieka. Tai jo, atsakant į klausimų, tai arsim, bet kol kas dar ne visas lauks. Kol kažkiek yra tos kontrolės padaryti su tom piktžolėm ir lygom, bandysim nerti, nes dar iš beriminės susirinksim biškį išmokų, žinai. Bet nuo ekologijoje nerti yra, aš ir manau, kad neišvengiam. Tai va, hebra, čia tie 2 laukai tokie baisus yra. Traktoriukų numečiau, nu kažkas pravažiuos, jeigu reiks. Ir žodžiu, oi, tai va. Čia suskutyk dabar šis lauks yra sudirbts ir pasėtas yra garstyčios su ridikėlį. Ir čia yra tokių vietų, kur nu nieks neauga, nu tai va, nieks nenori augti. Tai kaip jūs galvojat, aš esu tokį dalykų girdėjęs, kad toks vietas tipo laukos, kur nieks nenori augti, net žolė neauga, reikia kalkį tipo. Tai čia tiesa ar ne, pasakykit. Nes aš galvoju, gal reiktų tada nusipirkti tų kalkių tipo ir pilti ant tų vietų, kur neaugančių. Nu, kur yra tipo vadina mirų žemė, nes pas mums daug tokių vietų yra. Tai pasidalinkit, veikt šitas dalykas ar nelabai. Tai šitų laukų irgi aparsim. Dabar to žinai žolės susidirba, bet šituoje tauks. Bet į gerą kartą, sako, taukšinai su tarpinės pasėlės. Nu, man asmeniškai atrodo, kad geriaus būtų net neskūst, o iškart po kulimą įterpinėti su ekologiniam akėčiom kokį nors tai garstytėlį ar kokį vėl kitų kultūrų ir palikti tada iki pavasarį ir tad pavasarį apar, nes tas arims, taigi visas tas žolis užars. Mažiau kūrą sunaudoji, laiką, nes greit su tom akėčiom nulaksta ir traktor nėra didelė krūvė, o va, kai skutykų trauk, jau traktor sunkiau, jau jam reikia žemę išdirbti. Ir va, kažė ir vert, nes nu vis tiek, jeigu aparinės, taigi visas tas žolis užars. O kaip jum atrodo, būtent čia su to diskin varyti? Ar kaip ir sakau, su akėtėlėm įterp ir tad pavasarį apar? Ar ne? Nu, pasidalinkit. Nu, Zenčiukai, atvažiavom į kiemą, sukam į kiemą. Senu gerų kiemų, svarstyk, aišku, neatsirakinis aš, kaip ką būtų naujien, tikrai ne naujien, senien. Nėra plaukų, nepataikom. Lys! O. Šiaip
Daug atsivežėm va. 3 tonų 100 kem. Tai traktorius 14 tonų 500, tai atsivežėm 16 tonų 500 kažkur. Žodžiu, visai neblogai. Saiktų šiek tiek pridulkino. Wow. Oi negerai. Oi negerai. Man 16, o jai 3-5. Oi negerai. Oi negerai. Man 16, o jai kem 5. Bet gal ir neblogai, Biški pabūsim ir dingsim. Stumė ševrą dabar baisiai. Biški stum, žinai. Kai nėra kas pažiūr, kad neįstumti tu duobi, žiaur būtų. Būtų košmaras. Atsirakinam ir pilame. Kažkodėl toks garsas, kaip ką per mažai tepalą, gal reikia atsukti tepalą biškį daugiau padavimų, gal per mažai paduot. Opa. Žodžiai, bra, šitas lauks šlaps baisi kažkodėl šitoj vietoj. Kombainą, pažiūrėkit, vėžos kokios. Irgi belekim čia išvažinėjais. Akivaizdžiai, va čia balos stovi. Tai žodžiai, pažiūrėkit, su tušt priekab jau toks vaizdelis buvo. Normaliai, nes šitą košę. Panašus vaibelis kaip anukart, kai nuklimpo. Eik, tu savo prisėmė batų. Piln vandenė dabar. Žodžiai nesmė. Tai žodžiai dabar yra priekabai 2 bunkeriai. Prisikabino jų, sako, čia persitems. Ir mato, žinai, kad čia taip šlapi. Nu kų? Nu ten toliau biškai įsibėgėjo. 15-20 greičia kažkur. Šnai, tik tas papročiai. Jauč, tik tas dūst tas traktoriuks. Bedėjo čiongą ant žodžių, nepasidavėm ir praputėm, gerai, kad neužklimpam. Bet nieko tokia, nes mes turim čionais kelių. Nu ir visai neblogs keliuks, čia jis įmins, kaip sako, turbūt pagrinds buvis kažkad gyvenim. Tai per laukų daugiau nebevažiuosim, bet va, paliko va tokį žymį. Normaliai, prikols. Bet kombainis tai lūp gerą, kombainis tai atsipūtis būtų išlūpis tų traktoriukų, blemba. Anais metais, kai kūlėm, tai kokį 10 kartų jau ištraukti reikėjo manį. Traukia. Ir visai ištraukė. Kai pabaigsim šitą lauką nukult, paskaičiuos, kiek čia pabirėja iš tą lauką. Įdomu, labai įdomu. Ir aplinkui vaikšta lietus, kažkur tai lietus. Taip audra turi būti kažkur ten pietinios rajonos. Nes dabar vėl užkaita ir vėl turi prilyt. Čia jau 4 kartą šiemet. Užkaista iki 30 ir audro. Ir vėl. Nu pas mum nerodo tos audros, bet negarantuos tokie debesis, kai aplinkui vaikšta. Tai čia tiesiog gali užeidžiną, palyt, pašykt, pamyšti ir viskas. Fenomens pats kaip veislė nėra jis ekstrinės klasės veisla, bet duod nemažų tonažų tipą. Na tai kaip ir sakiau, dabar čia ir kažkur 2 klasė, tai irgi gerai. Mano pliurza, iš kur tu čia atsiradai, drenažas susikišęs, tuoj mes ateisim ir atkišim tą drenažą. Reik biškį dulks nuvalytam drenažą ir voratinklis. Žodžiai, hebrid, tai šitų laukų visų baigiam. Šits valaukelis yra apie 11 hektarų, o dabar kūliam va už šitą keliuką sekantį. Tai va dabar galim pasižiūrėti, kiek pavyko iš šitų 11 hektarų plius minus prikulti. Aišku, ten ne kilograms kilogramą. Nu vis tiek dar per NMA Agro pasitikrinsim. Žodžiai, nereklam hebra, nieka, bet va, to aš jums parodysiu, kokį ir gerą programėlę tikrai ne visi žinot. Va tokia va programėlė NMA Agro. Tai spaudi va, tada gali pažiūrėti, stebėkite laukus. Nu žodžiai, yra daug va funkcijų, bet nežinau, man įdomu tik tas stebėti lauks. Dabar jisai pagal GPS mato, kur mes esam. Tai va rodo, kad čia buvo žeminiai javai, čia visokie augynai yra ir galim pažiūrėti, kiek čia hektarų. Spaudžiam ant tą lauką,
tada identifikuoti. Ir šitą lauką plots yra 11,34 hektarą. Nu, tai kaip ir sakiau, apie 11 hektarų. Tai va dabar ir paskaičiuosim, kiek pabirėjo. Tai iš viso gavas, skaityk, 4 priekabos ir dar tenai 1,5 bunkerė. Tipo, va tiek atsivežėm, nes traktorius 15 tonų su priekab sveri. Nu, tai sakykim, kad čia 10 tonų tipo buvo, žinai. Nepakrautas traktorius, antras 15 tonų 200 šiam. Susidedam dabar visko. 3114, 30,330, plus 3090, 3300, 2500, atimt 15 šiam kart 5. Tai va, 7130. Dalinam iš 11,34 ir turim 6 tons 209. Normaliai, chebra, visai pabirėjo. Nu, čia nėra tikslumo visiška, gali būti ir daugiau, ir mažiau, bet, nu, tarp 6-7, sakykim. Kabinsim kederiukų žemėn ir varysim į kitą lauko. Nukų, pjausim varnų bus taukų, kaip sako. Laidžiam, kiauliavoras, dedi kašį kiauliavoras. Sudurns, tarp kitką chebra, pažiūrėkit, koks dangs palika giedras. Visų dieną apšniaugi buvo, dabar atsirado vėjuks ir giedra palika. Dabar bus sen kers atbulinavs, su sen ger kombainav. Va tokios temos. Nu jau ne į tų pusį. Ne, kur tvar? Į kai, į dešinį. Į dešinį. Apšė ne į tų pusį. Nu, žiūrėsim, pavarės ar ne. Sugadint savo vardu, sugadint. Einu. Lysk, tu kurmi. Kryperis, Tai va, jeigu atsimenat, anuos videkos, tai problem buvo su šio traktoriu, kad jisai netraukė. Tai dabar, kadangi arčiau važiuojam, ta problem nespėja atsirasti. Jis atsirand, kaip iš toliau važiuoja. Tu negrivinėk. Bliam, tas vanduo tam traktoriai nėra, turns daiktadėžių, nieka tam vandenį pasidėti. Nežinau, ką šitoks projektavo tų traktorių, bet nučiūju toks, kur vandens negeria arba kažkokią kitą gėrimą. Tiesiog negeria tas žmogus. Ojojoj. Pasižiūrėkit, eik tu švelpt. Žodžiu, reikia jų 4 rats. Čia žiaurų yra. Eik tu savo. Tai gerai, kad su tu iš priekab. Įsivaizduokit su piln priekab, jeigu reiktų važiuoti per tokį. Eik tu nafig, kok duobė buvo. Eik tu savo, įsigundu net, tu kalpojo apvirsti. Dabar varysim, nusikabinsim priekabų čia ir varysim pro kitų kelių patestuoti, pro tokį miškelį. Nes čia yra tik 2 tokie atvažiavimai iki šitą lauką ir abu gali būti, kad ir tragiškus. Tai reikia žiūrėti, kad ras geresnį. Eik tu na, čia vapšė nesąmonė važiuoti, pasižiūrėkit. Čia net nevert bandyti. Nu aš su traktoriu tai gali prapūsti, bet neapsimok. Man vis tiek reikia varyti anos priekabos pasimti. Sako, patikrins tų kelių, bet čia net nėra ką tikrinti. Nu čia aš toksai ir kažkas tik dudung ir va toks man nugriuvo daiktas. Nuo traktorio kompo ekraną, apsauginis stiklas kažkoks. Šis stiklas. Kaip dien tik nuotykis jam. Va toks ekranas. Šiaip turėtų būti VTF, bet dabar yra VTF.
Tai kažkur reikia saugiai įdėti man jį, nes stiklinis blembački. Ant kiek čia nesąmonė nuo 1 iki 10? Nu čia nieka tokia. Aš priklijuosiu tą ekranų. Ekranas nugriuvo privėsiu. Su zateškiam, va. Sukabint su zateškiam. Šiaip gail tų zateškių. Nelabai apsimok. Turi izolkės. Va šitaip su izolkė. Va taip yra Vinted siuntos pakuojamos. Nu ir kūzinė, atvažiavom išsipilt. Jau 7 priekab šindė. Nu jūs aišku matėt biškį mažiau. Aš dabar kai filmuoju galvoju video scenarijų, žinai, dėliojas maždaug. Seniau filmuodavau labai daug viską ir ten labai ilgą karpyti reikia, nes kartojas viskas. Tai dabar toks galvoju mąsto, tipo, kaip geriau sufilmuoti, kad kuo mažiau būtų tą darbą prie kompa. 2-3 dienos užtrunk man video sueditinti. Tai jūs galit pagalvoti, kodėl tie video taip dažnai neišeina, nes, nu, belekiek darbo. Aišku, tu ten gali belekiek tų video sumest, būnu filmavus, sumet, suklejuoji ir keli YouTube, bet man tokie video nelabai patinka. Man patinka video būn gerai padaryti, tipo, kokybiškai. Tai aš stengiuosi irgi taip padaryti, kiek jau aš sugebu. Ar pristumė duobės, žinokit. Gerai privarėme. Kart su jum čia privarėm, atsirakinkim, pasikeliam šito. Ledinovai. Oh yeah. Tai ta proga, kad jau prakalbo apie tai. Tai jeigu norit prisidėti prie kūrybos, ką videka būtų dar geresnė, galit prisijungti prie mano YouTube memberių Hebra ir prie Patreoną. Ir aš, Hebra, žinot, ku pastebėjau, kad aš turiu vienu memberį jau nuo seniai. Nu, tipo, kai susikūriau, aš niekur nekėliu, tipo, nesakiau, kad va, jūs prisidėkit prie mano kūrybos. Žodžiais gal labai nesupirks, bet tas žmogus yra Audrius Jakutavičius ir jisai va yra pasiėmęs, tipo, levelį Hailendūzų šerės, tai prieš 3 mėnesius prisijungė. Tai vien žodžiu, Audriuk, respekts, kad prisijungė, nes aš niekur nekėliu. Dėkui baisiai vien žodžius. Vis tiek malon, kad prisijungė, žinai, vien dėl to, nes vadinas, kad tau patinka mano kūryba. Tai dėkui baisiai. Tai visus toks dalyks galit rasti po kiekvieną mano video aprašym. Tai va, IT narystės, tai čia va, paspaud žodžiu. Nu ir įmeti tu YouTube'ės profilį, nu ir sakau, na, čia va paspaudi. O čia turim Patreoną, tai irgi jeigu norit galit, čia va spaudint tą Patreoną, galit prisijungti nemokamai. Arba galite irgi va, tapti Hailendūzų šeriai, šimtinę ganiotojai, atbulina prof ir vyriaus gaspadori. Bet tikrai jokia maldavimo ar kažką, nereikia ten manis gailėti, žinai, ar kažką. Tiesiog norėjau parodyti, kad esu sukūręs va toks sistems, jeigu patinka kūryba, galite prisidėti prie dar geresnių videkų ir tokios žinios. Ir jeigu jūs dikaduonė man kažkuris komentarus parašysit, kad prasideda, prašo pinigų, kaip kažkas ten, aš vien žodžiu jum duot žodį, mes su draugelis prilėksim su Volvo ir atvešim jum saldainių. Gerai, pučiam. Žodžiu, biški durns šitas stumims toksai gaunas. Nebuvo man kur numestos priekabas normaliau, nebent tik tas ant kelio galėjo. Šiaip visai būtų buvę gerai ant kelio. Bet toks pagalvoju, o jeigu kažkas važiuos, bet tik kas čia gali važiuoti? Hebra, jūs man pasakykit, kas čia gali važiuoti? Realiai galėjau va čia numesti. Nu tai hebrit, bandysim stumdžiu po biškį. Vis tiek čia stum ir maždaug įsivaizduoji. Maždaug kur ten ta priekabė yra ir visi. Pagal jausmų. Nu bet į tą pusę, realiai tai tiesas stumims. Šiandien mums Hebra belyka ir įeitų beveik, biškį dešiniau. Aš dabar ir bando persukti priekabų į dešinį pusę, va kaip tik da įračiui atstumą. Žiūrėkit geras, aš kaip tik išlipau pažiūrėti, nes jau jaučiu, kad prie pat yra. Nu jo, nebepavyks jaučiu, reikia biškį pavažiuoti į priekį, nes mat nieko ratų neužsukysės. Gal dar pamėgint, gal įsirems, gal pasiduosis į vidų. Nu pabandom, jūs pažiūrėkit, kai šį gausis, nes toksai pem ant pem, žinai. Paduosim čiūčiut į priekį.
kombainas atvažiuoja, kaip tik žiūrėkit background'an kombainas atvarą pilti. Aš baisiu susikaupęs chebra. Gali būt, kad įstumia. Einam žiūrėti. Jo! Įstumio! Haha! Liat! Dabar mums reikia čia visko susiviniuoti, nors nelabai, kur čia reikia susiviniuoti. Stabdžius jungsimės, tik tas hidraulikos šlangų reikia susiviniuoti. Nes jeigu hidraulikos šlangų griūtų, tai būtų labai negerai. Pradėtų veikti tepaliuks, reiktų naujos šlangos. O ta šlanga yra gan brangi, tai geriau, kad nenugriūtų. Nesinoris, kaip sako, papildomų išlaidų. O stabdžius tai reikia užjungti. Gerai, veik čia dabar tie stabdžiai. Vienu. Įjungiam. Tarp kitką, čia žiauriai nepatogiai užsidėt kažkodėl. Tik nesąmonę padaryti, lenkiškai. Kas jam nepatinka? Dram, tas uždėjimas gaidys. Ai, na gerai. Gal ir netoks ir gaidys jai. Greičiaus, kad uždėjais gaidys. Oi, karš denelė šiandien hebryt. Bet ger denelė. Kiekvien dien ir ger, nes jis gyvs. Šiaip ir toks prikols, kad mes žurnalist dirbam, kad uždirb šaibų. Nu taip yra, dirba, kad uždirb šaibų. Paaukoju laisvalaikį, visko, kad tik uždirb šaibų. Bet jeigu gauni tokį klausimų, nu va aš jums dabar už tos klausimus jūs atsakykit. Ku pasirinktumėt? 10 lemų, taulė gyventi 3 dienos, ar nieką ir gyventi kaip gyvenis. Nu, greičiausiai pasirinktumėt antrą variantą. Tai va, ir tad pagalvoju, kad ne šaibos svarbiausia, bet reikia ir šaibų. Man, pavyzdžiui, dėl ką reikia pinigų, tai kad būčiau laisvas ir ką galėčiau padėti tėvam. Du realiai dalykai, dėl ką man reikia pinigų. O laisvas tai turi omeny, kad galėčiau nuskrysti ten, kur nori, žinai, pamatyti tų, kur nori, nusipirkti valgyti tų, kur nori, kaip pavyzdį, žinai. Vis tiek, bereik maistų, tai ten žiūrė, ar akcijai, kad būtų, ar kažkas. Bet dėl tą dirbti, dėl tą ir stengiasi, kad galėtum tokį gyvenimą lygį pasiekti, kad galėtum saulėj, žinai, ir varyti pakeliauti, kur nori, ir va, nusipirkti, kur nori. Man šaibų nereikia dėl tą, kad su mergom judėti, kaip pavyzdį, žinai. Čia yra šūdinos vertybės. Tai tikiuosi, kad ir jums taip nėra, nes čia nėra kilnas tikslas, žinai, dėl kurio turėtum stengtis. Turėtum stengtis, ką va, padėti tėvam, padėti seneliam, žinai, finansiškai, padėti draugam, padėti ten vaikam kažkokiem, kurie ten ligoms ar kažkokiam. Ir šiaip dėl savęs. Realiai, kad galėtum daryti, ko nori, bet tie dalykai neturi būti kažkokie bedieviškus. Nu patys suprantat, aš per daug nesiplėsiu.